Labadiena, esu Dovydas Gedrimas, pristatau projektą klinikinės elektrostimuliacijos svarba kinesterapijoje ir reabilitacijoje. Šį projektą finansuoja ES Erasmus Plus programos lėšus. Pristatau ir projekto partnerius, tai pagrindinis ir kuruojantis universitetas šiame projekte yra Pamukkale's universitetas Turkijoje. Taip pat dalyvauja ir kiti Turkijos universitetai. Tai Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baškento universitetas, Süleyman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijoje atstovauja šį projektą Krajovos universitetas, ir Lietuvoje atstovai yra Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šio projekto partneriai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos bei asociacijos. Pradedame trečiąjį modulį, jame kalbėsime apie elektrostimuliaciją raumenų sveikatinimą. Tai pirmoji šio modulio tema, kalbėsime apie pacientų su neurologiniais sutrikimais elektros stimuliacija. Tai šios paskaitos medžiagą parengė Mugla Sitki Kotsman universiteto Turkijoje ir Pamukkale's universiteto Turkijoje profesorė daktarė Nilufer Cecilija Kokmaz ir kineziterapeutas Furkan Bilek. Ir pristatau šią medžiagą aš, Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedros lektorius Dovydas Gedrimas. Tai elektrostimuliacijos intervencija tai yra neinvazinis gydymas, gydymo metodas, kurio metu kinesterapinis ir reabilitacinis gydymas daromas įvedant elektros srovę į pageidaujamus audinius. Elektrostimuliacija plačiai naudojama klinikinėse intervencijose skirtose neurologinių ligų simptomams gydyti. Tai čia matom pavaizduoti ant odos užklijuoti įvairūs elektrodai su elektrostimuliacijos davikliais, kurie ir būtent sukuria elektrostimuliaciją audiniuose. Šiais laikais elektrostimuliacija naudojama daugeliu neurologinių simptomų malšinti. Kaip pavyzdys, malšinti skausmą, reguliuoti spastiškumą, stimuliuoti raumenis su periferinių nervų sutrikimais, dėl nejudumo kylančios raumenų atrofijos profilaktikai, imobilizacijos atvejais, palaikyti sąnarių judesių amplitudę, moduliuoti raumenų tonusą, permokyti raumenis ir spartinti pragulų gijimą. Kaip matom, pritaikymo spektras yra labai platus. Tai šioje dalyje aiškinama bus elektrostimuliacijos metodai taikomi neurologinių ligų sukeltų simptomų reabilitacijai. Tai pradėsime nuo skausmo. Tai pastaruoju metu gydytojai ir mokslininkai priėjo išvadą, kad daugeliu atveju lėtinis skausmas yra tiesioginė neurologinės ligos pasekmė arba net gali būti laikomas neatsiejama pagrindinės ligos dalis. Tai kaip ir teigiama, kad bet koks sutrikimas praktiškai be skausmo nebūna. Visada skausmas yra arba tai lydintis, arba vienas iš pagrindinių simptomų. Tai neurologinių ligų sukeliamo skausmo dažnis yra toks. Tai Alzheimerio liga sergantys žmonės, maždaug 57% iš visų sergančiųjų jaučia skausmą. Insulto atveju kiek mažiau, nuo 8 iki 14%. Galvos smegenų traumos, tai čia irgi skausmas gana dažnai patiriamas, 57,8% žmonių jaučia skausmą. Dar didesnis procentas, tai 64,9% nugaros smegenų traumų patyrusių žmonių jaučia skausmą. Išsėtinė sklerozė, vėlgi nėra tokios statistikos vienareikšmiškos, tai nuo 50 iki 86%, irgi gana didelis skausmingumas šios ligos atveju. Tai nugaros skausmo, su nugaros skausmu susijusios problemos, su disko pažeidimais, tai irgi jos skausmingumo turi gana didelį, 54-80% iš visų patiriančių šias problemas. Didelis procentas Guillain-Barré sindromo turinčių asmenų, beveik 90% jų jaučia skausmą, ir Parkinsono liga taip pat 40-60% sergančiųjų jaučia skausmą. Neinvaziniai elektrostimuliacijos metodai daugiau pageidaujami malšinant skausmą kineziterapijos ir reabilitacijos klinikose. Tai būtent vienas iš jų ir čia pavaizduotas elektrostimuliacija skausmui malšinti.
jinai ir pažangi, ir patogi tuom, kad yra neinvazinis metodas, viskas vyksta išoriškai ant kūno, šiuo atveju tiesiogiai ant odos yra užklijuojami paprasti elektros elektrodai, per kuriuos stimulacija ir vyksta, nėra jokios invazijos į patį organizmą. Tai elektrostimuliacijos protokolai, kuriais galima vadovautis, malšinant neurologinių ligų keliamą skausmą. Aptarsime kelis protokolus. Tai vienas iš variantų, kad galima taikyti aukšto dažnio periodinę nervų stimuliaciją. Tai kitaip dar jinai galėtų būti vadinama transkutaninė arba TENS stimuliacija. Tai gana aukštas dažnis, tai va, matom, kad nurodytas 110 Hz dažnis, tai čia priklausomai nuo stimulacijos aparato galimybių gali būti ir šiek tiek daugiau, 120, tarkim, arba iki 100, priklausomai nuo būtent kokį dažnį gali generuoti pats aparatas. Nuo impulso trukmė tai 200 mikrosekundžių, intensyvumas didžiausias pakenčiamas ir raumenų nesutraukiantis stiprumas. Tai žodžiu, turi žmogus gana komfortiškai jaustis, turi gana stipri stimulacija būti, bet neturi sutraukti raumenų. Nes būtent šios stimulacijos tikslas ir yra nuskausminimas, o ne raumens funkcijos aktyvinimas. Tai galima taikyti 2 kartus per dieną, po 45 minutės, galima taikyti 5 dienas per savaitę, iš viso maždaug 6 savaitės. Taip pat galima taikyti ir žemo dažnio periodinę nervų stimuliaciją. Tai dažnis čia jau būna apie 4 Hz. Impulso trukmė tokia pati, 200 mikrosekundžių. Intensyvumas tai pradedama nuo 0 ir didinama aukštyn iki paciento raumenų susitraukimo slenkstinės vertės. Tai jau žemos dažnis jis labiau dirgina, šiek tiek gali tą sutraukimą išgauti, tai būna toks pulsuojantis raumens susitraukimas, šiek tiek primenantis masažinės įvairias elektrostimulacijos funkcijas. Ir taikymas naudojimo protokolas gali būti toks pat kaip ir aukšto. Kita terapijos rūšis tai yra elektrostimulacija mikrosrove arba mikrostimulacija, taip pat gali būti naudojama skausmui malšinti. Tai dažnis gali būti naudojamas 30 Hz, impulso trukmė apie 30 mikrosekundžių, ir intensyvumas vėlgi didžiausia toleruojama, bet raumenų neaktyvinanti, nesutraukianti srovė, kad būtų išgaunamas optimalus nuskausminamo efektas. Tai atliekama 50 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 4 savaitės. Toliau, dinaminės srovės taip pat tinka skausmui malšinti esant neurologinėms ligoms. Tai gali būti taikoma dvifazinė, monofazinė ir ilgo periodo arba trumpo periodo elektros srovė. Tai iš viso naudojama maždaug 10 minučių per dieną ir iš viso 10 seansų 2 mėnesių laikotarpį. Čia būtini tarpai tarp procedūrų dienos arba 2 dienų tarpelis. Ir interferencinė srovė, tai pirmasis 15 minučių naudojamas 100 Hz dažnio srovė, kitas 5 minutės 80 Hz srovė ir iš viso bendras terapijos laikas ir gaunasi 20 minučių. Intensyvumas turėtų būti toks, kad nekeltų diskomforto, labai nedirgintų. Tai atliekama 20 minučių per dieną, galima atlikti 5 dienas per savaitę, mėnesį laiko. Vienas iš dažnų simptomų žmonėms, kurie patyrė neurologinės ligas, serga neurologinėmis ligomis, yra spastiškumas. Spastiškumas jau išsivysto dažniausiai jau yra lėtinės, ilgalaikės ligos, pavyzdžiui, insultas, išsėtinė sklerozė, galvos smegenų traumos arba nugaros smegenų traumos. Sisteminėje 24 kojų spastiškumo epidemiologijos tyrimo apžvalgoje teigiama, kad kojų spastiškumas pasireiškia maždaug nuo 28 iki 38% asmenų patyrusių insultą ir 41–66% išsėtinė sklerozė sergančių pacientų ir 13% traumų patyrusių pacientų. Tai vienaip ar kitaip gana dažnas tas spastiškumo pasireiškimas esant įvairioms neurologinėms
Spastiškumui suvaldyti reikalingi subalansuoti gydymo metodai, atsižvelgiant ir apsvarstant į gydymo patį planą, kokią tikimasi gauti naudą, kokia prognozė, ar realu ar nerealu yra sumažinti tą spastiškumą, kiek įmanoma jį sumažinti. Ir taip pat į patį spastiškumą ir jo etiologiją, kaip jis prasidėjo, kodėl prasidėjo, kas jį sukėlė ir ką galima dėl to padaryti. Todėl neurologinių ligų kontekste spastiškumo suvaldymas yra labai svarbus ir dabartinėms spastiškumo gydymo priemonėms trūksta pagrįstų mokslinių įrodymų. Yra tik tokios pateikiamos gairės, maždaug ką reikėtų daryti, tai yra įvairių ekspertų patarimai, bet tie patarimai, kad ir iš klinikinės praktikos, bet jiems trūksta to mokslinio pagrindimo, kodėl ir kaip jie tiksliai veikia. Aptarsime ir elektros stimuliacijos protokolus, kurie ir skirti spastiškumui kontroliuoti ir mažinti jį. Tai vėlgi TENS stimuliacija aukšto dažnio, jinai tinka spastiškumo mažinimui, jeigu bus naudojamos aukštas dažnis apie 100 Hz, impulso trukmė apie 200 mikrosekundžių, intensyvumas būna 2-3 kartus sensorinės slenksčio vertės. Tai minimalus pacientų elektros stimuliacijos pajutimo slenkstis, tai yra tas slenksčio vertė. Tai žodžiu, kai tik pirmas pojūtis didinant intensyvumą, kaip pajuto žmogus elektros stimuliaciją, tai tą pojūtį galima 2-3 kartus pastiprinti ir tai bus optimalus ir leistinas intensyvumo lygis. Galima atlikti maždaug naudojant 30 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 6 savaitės. TENS stimuliacija taip pat tinka ir naudojant žemą dažnį. Tai konkrečiai gali būti naudojamas 1,7 Hz dažnis, impulso trukmė ta pati, 200 mikrosekundžių ir intensyvumas didinamas iki kol pasiekiamas raumenų susitraukimas. Tai vėlgi čia tas pats kaip ir su nuskausminimu, šioks toks tvinkčiojimas ir raumens nedideli sutraukimai gali vykti, nes žemas dažnis pasižymi būtent tuo labiau tonizuojančių, dirginančių poveikį. Ir trukmė jau čia ilgesnė, 60 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 3. Funkcinė elektros stimuliacija galima ją naudoti spastiškumo mažinimui, tai dažnis čia būtų jau naudojamas 35 Hz, impulso trukmė 300 mikrosekundžių. Intensyvumas didinamas iki kol pastebimas raumenų susitraukimas. Tai pasiekiamas motorinis slenkstis, tai pats susitraukimas turi būti išgaunamas elektros srove. Tokią stimuliaciją galima atlikti 30 minučių per dieną, 3 dienas per savaitę, iš viso 4 savaitės. Faradinė srovė taip pat gali būti naudojama, tai pliūpsniais jinai jau bus pateks į kūną, tai tas režimas būna vadinamas burst režimas, tai pliūpsnio trukmė yra 4 sekundės, poilsis tarp pliūpsnių 6 sekundės, ir tie pliūpsniai vyksta 100 Hz impulsais, tai impulso trukmė yra 0,1 milisekundės, intervalas 0,9 milisekundės, šiek tiek ilgesnis. Tokia stimuliacija galima ją atlikti 20 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 6 savaitės. Ir rusiškoji srovė, tai jeigu ją taikom slopinti spastiškumą, tai bus naudojamas 2500 Hz nešėjo dažnis, 50 Hz moduliuotasis dažnis ir 200 milisekundžių fazės. Trukmė iki 10 sekundžių įjungimo arba tas darbo režimas ir 50 sekundžių poilsio režimas. Ir 3 sekundžių srovės kėlimas, tas ramp up, ramp down intervalą. Tai per 3 sekundės pasiekia maksimumą, per 3 sekundės ir nuslopsta. Tai taikoma 10 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 6 savaitės. Ir paralyžiaus arba paralizės atvejais, tai pirmiausia kas tai? Tai valingo motorinio vieneto įdarbinimo nusilpimas. Tai yra negebėjimas arba apsunkėjimas valingai įdarbinti skeleto sistemos motorinius vienetus, sukimo momento ar judesių išvystymo.
Tai vienaip ar kitaip, tai sutrinka valingų judesių kontrolė arba visiškai gali būti prarandami judesiai arba dalinai. Gali sutrikti jų tikslumas, koordinacija, jie kaip ir vyksta, bet yra nekontroliuoti, nekoordinuoti judesiai. Aukštesnių centrų sužalojimai gali įvairiai sutrikdyti centrinį valios motorinį valdymą. Sutrikdymo lygius galima suskirstyti į aukštesnį, vidurinį ir žemesnį. Tai paralyžius yra svarbus simptomas ir dažnas simptomas pasireiškintis 33,7% insulto atveju, 27,3% nugaros smegenų traumą patyrusiam asmeniam, 18,6% yra išsėtinės sklerozės atvejais ir 8,3% cerebrinio paralyžiaus atveju. Tai kineziterapijos ir reabilitacijos programuose paralyžiaus ir nusilpimo gydymui naudojami skirtingi elektrostimuliacijos metodai, tuoj juos ir aptarsime. Taigi elektrostimuliacijos protokolai, kuriais galima vadovautis malšinant neurologinių ligų sukeliamą paralyžių ir silpnumą. Tai vienas iš metodų tai yra neuroraumeninė elektrostimuliacija, tai dažnis čia taip pat gali būti 35 Hz, impulso amplitudė arba ilgumas tai yra 250 mikrosekundžių, srovės darbo režimas 5 sekundės ir poilsio režimas taip pat 5 sekundės. Intensyvumas tai pacientas jaučia raumenų susitraukimą, bet nejaučia nuovargio, na ir aišku, jisai neturi būti skausmingas. Tai čia tas 30-70 mA yra gana sąlyginis, reikėtų atsižvelgti į kiekvieną paciento motorinį slenkstį ir atsižvelgiant į jo pojūčius nustatyti šį intensyvumą. Kaip ir anksčiau esu minėjęs, šis dydis yra kintantis dydis, nėra pastovus, kiekvieną dieną miliamperai gali būti skirtingi tam pačiam pacientui, priklausomai nuo jo būklės. Tai tokia stimuliacija bus naudojama 30 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 3 savaitės. Na, funkcinė elektrostimuliacija taip pat bus naudojama, tai čia naudojamos jau 30 Hz dažnis ir 0,3 milisekundžių impulsai. Didžiausias intensyvumas 20-30 mA ribose. Tai vėlgi tas pats miliamperų reikėtų atsižvelgti, čia tokia sąlyginė rekomendacija. Tai tokią stimuliaciją taikom 30 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 3 savaitės. Periodinė nervų elektrostimuliacija arba TENS stimuliacija taip pat tinkama paralyžiaus sukeltam silpnumui arba visiškam funkcijos praradimui. Tai dažnis būtų 100 Hz, tai jau gana aukštas dažnis. Impulso trukmė 200 mikrosekundžių, na ir intensyvumas 2-3 kartus virš sensorinės slenksčio. Tai žodžiu, toks amperų skaičius, kurį žmogus pajautė tik tais pirmus elektros pojūčius, kaip pavyzdys 10 mA ir jau vos pradėjo jausti dirginimą, na tai galime 2 arba 3 kartus pagal toleranciją padidinti. Tai 20 arba 30 mA yra galimas tas stiprumas. Tai tokią stimuliaciją atliekam 30 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 4 savaitės. Kitas variantas yra aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovė. Tai jeigu ją naudojama, tai impulso plotis turėtų būti apie 100 mikrosekundžių ir dažnis 60 Hz. Pertraukiamoji forma tai yra 5 sekundės darbo, 5 sekundės poilsio. Tai skatinamas raumens sutraukimas ir atsipalaidavimas. Tai 20 minučių per dieną, 3 dienas per savaitę ir iš viso 6 savaitės galima tokia stimuliacija. Taip pat ir pulsuojanti galvaninė srovės stimuliacija, tai bus čia taikomos monofazinės bangos, kurių impulso trukmė lygi 100 milisekundžių, o tarp pulsinis intervalas yra 300 milisekundžių, na, impulso dažnis 2,5 Hz. Tai panašus protokolas 30 minučių dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 6 savaitės galima taikyti tokią stimuliaciją. Na ir kitas neurologinis simptomas, tai yra drebulys arba tremoras, dar kitaip vadinamas, tai yra nevalingas tarpusavį nervuotų antagonistinių raumenų grupių ritmingas virpėjimas, verčiantis kūno dalį judėti aplink fiksuotą plokštumą erdvėje. Tai tarpusavį antagonistiški raumenys, tarkim linkėjai tiesėjai, ritmingai susitraukinėja vienas po kito ir sukuriamas toks, na, yra nevalingas
tremoras, drebėjimas, kuris, iš tikrųjų trukdo atlikti ypač kruopštesnės, smulkesnės užduotis, tai progresuojant šiai patologijai, sunku žmonėm tampa apsitarnavimas, pavalgymas, kruopštus kažkoks rankų darbas. Tai nors drebulys dažnai pasireiškia sergant Parkinsono liga, apskaičiuota, kad jo paplitimas yra 0,3%, o tarp 60 metų ir vyresnių amžių jis siekia iki 1%. Tai yra gana dažnas palyginti simptomas. Tai ir yra išskiriamas ramybės drebulys, tai kai ramybėje nieko nedarant, tai yra drebėjimas, tai 58,2% atveju. Ir jisai yra labiau paplitęs negu ketinimo drebulys, tai jau žmogaus drebulys gali ramybėje ir nebūti, bet atsiranda, kai jau bando valingai atlikti kažkokį judesį, paimti, ką nors sugriebti. Tai žodžiu, atsiranda fizinių pastangų metu. Ir sunku tiksliai vertinti drebėjimo dažnumą ir paplitimą sergant išsėtinę sklerozę, tačiau vieno tyrimo išvadose nustatyta, kad vidutinio sunkumo ir sunkus drebulys pasireiškia atitinkamai 32% ir 6% pacientų. Kineziterapijos ir reabilitacijos programose šiems drebuliams gydyti taikomi skirtingi elektros stimuliacijos metodai, tai dabar juos ir aptarsime. Tai gali būti taikoma funkcinė elektros stimuliacija, tai tuomet bus dažnis 30 Hz, amplitudė 250 mikrosekundžių, srovės darbo ir poilsio režimai, tai yra po 5 sekundės. Įsitempimas 5 poilsio. Intensyvumas, pacientas turi jausti raumenų susitraukimą, jisai vizualiai gali būti matomas, tai neturėtų išprovokuoti nuovargį. Tai ir tokia stimuliacija gali būti atliekama 30 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 3 savaitės. Kitas variantas – atlikti parodinę nervų stimuliaciją arba TENS stimuliaciją. Tačiau daug aukštesnis dažnis gali būti 250 Hz, amplitudė siekia 200 mikrosekundžių, ir srovė įvedama 2 sekundžių ėjimais, tarp kurių būna 2 sekundžių pauzė. Tai darbo ir poilsio gana trumpi tokie režimai. Intensyvumas tai 2-3 kartus taip pat sensorinio slenksčio vertės. Vėlgi neturi išprovokuoti skausmo, tai maksimaliai tiek, kad neskaudėtų, bet gana stipriai jaustųsi ta srovė nustatoma. 20 minučių per dieną taikyti 7 dienas per savaitę. Iš viso toks protokolas gali būti taikomas 2 savaitės. Ir sensorinė nervo elektros stimuliacija, tai dažnis tokiu atveju bus 50 Hz, amplitudė 250 mikrosekundžių, srovė įvedama 5 sekundžių ėjimais, tarp kurių būna 5 sekundžių pauzė. Tai vėlgi darbo poilsio po 5 sekundės režimai. Impulso amplitudė turi nekelti diskomforto ir iššaukti turi motorinę atsagą, vėlgi sąlyginis dydis 20 mA, bet motorinis atsakas toks vis tiek turėtų būti. Tokią stimuliaciją taikysim 30 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 4 savaitės. Kitas gana dažnas simptomas tai yra šlapimo pūslės ir žarnyno sutrikimai. Tai neurologinės ligos, pažeidžiančios galvos smegenų struktūras ir stuburo traktą, kurios kontroliuoja sfinkterius, gali sukelti apatinio šlapimo takų simptomus. Įvairūs būna. Tiek nekontroliuotas, nevalingas šlapinimasis, šlapimo nelaikymas gali būti įvairūs skausmingi simptomai. Tarp tų šlapimo nelaikymo takų simptomų yra ir hiperaktyvio šlaplės sindromas, skubėjimas pasišlapinti, dažnas šlapinimasis naktį ir šlapimo nelaikymas. Tai šlapimo nelaikymas turimais duomenimis pasireiškia 29% insulto atveju, 58% Parkinsono ligos atveju, 50% periferinės neuropatijos atveju ir 35% išsėtinės sklerozės atveju. Tai matom, su neurologiniam ligom gana dažnas simptomas. Iki 80% nugaros smegenų traumos patyrusių pacientų ir iki 70% išsėtinės sklerozės sergančių asmenų, apie 10% sergančių Parkinsono liga praneša apie vidurių užkietėjimą. Tai kitas irgi su žarnynu susijęs simptomas.
Ir šioje dalyje aptarsime šlapimo pūslės ir žarnyno sutrikimams gydyti naudojamus elektrostimuliacijos metodus ir jų konkrečius. Taigi ten stimuliacija yra tinkama esant šlapimo nelaikymo atvejams, tai dažnis tokiam atveju būtų 75 Hz, amplitudė 70 mikrosekundžių, o intensyvumas 16 mA, bet vėlgi sąlyginis dydis reikėtų atsižvelgti į žmogaus pojūčius. Tai taikom 30 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 6 savaitės. Tai teigiamas elektrodas klijuojamas ant antrojo asmens lankstelio keteros, ant keterinės ataugos, o neigiamas elektrodas žemiau ant vidurinės sėdmenų trečdalio, maždaug ties susikirtimo vieta, jeigu įsivaizduotumėm tuos anatominius du taškus, tai užpakalinį viršutinį klubakaulio dyglį ir sėdinkaulio gumburą. Tai maždaug jeigu tarp jų nuvedam liniją, maždaug jų susikirtimo toj linijoje būtų klijuojamas neigiamas elektrodas. Toliau, neuroraumeninė elektrostimuliacija taip pat tinkama, jeigu yra apatinių šlapimtakių simptomai. Tai dažnis yra jau žemas, 10 Hz, amplitudė 200 mikrosekundžių, stimuliacijos amplitudę reikia sumažinti iki vos žemiau motorinio susitraukimo išgaunamos ribos. Tai jau jausmą vis tiek žmogus turi jausti, tai kiek toleruoja, bet jau jeigu išeina, kad išgautumėm raumenų susitraukimą ir truputėlį sumažinam, kad nedirginam. Taikoma 30 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 12 savaičių. Tačiau bus naudojamas vaginalinis elektrodas ir per vagino sienelę turėtų būti stimuliuojamas išangės pakeliamasis raumuo. Per odinę blauzdikaulio nervo elektrostimuliacija arba tibialinio nervo stimuliacija yra tinkama, kai yra apatinių šlapimtakių simptomai. Tai dažnis bus 10 Hz, amplitudė 200 mikrosekundžių, stimuliacijos amplitudę reikia sumažinti irgi iki vos žemiau motorinio susitraukimo slenkstinės vertės. Tai taikoma 30 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 12 savaičių. Vieną elektrodą reikia dėti žemiau kulkšnies vidinės pusės, žodžiu, po medialinio kulkšnim, o kitas elektrodas maždaug 5 cm virš prieš tai užklijuoto elektrodo aukščiau, tai kryptimi link galvos arba kaudalinė kryptim nuo prieš tai užklijuoto elektrodo. Ir funkcinė elektrostimuliacija taikoma vidurių užkietėjimo atvejais, tai dažnis bus 40 Hz, amplitudė 330 mikrosekundžių, intensyvumas gali būti jau ir didesnis, 40-50 mA. Tai pirmasis 2 dienas taikoma 15 minučių stimuliacija 2 kartus per dieną, vėliau gydymo seansas ilginamas iki 30 minučių 2 kartus per dieną. Tai pagal toleranciją kasdieną vis pailginam, kol pasiekėm tą 30 minučių periodą. Tai taikoma 5 dienas per savaitę, iš viso 6 savaitės. Elektrodus reikia dėti ant išorinio įstrėžinio pilvo raumenų. Ir pragulos. Tai jos atsiranda ne tik su neurologiniam ligom susijusiais pacientais, bet vėlgi, tai tais atvejais, kai yra ilgas gulimas režimas. Tai yra opi sveikatos problema, turinti sunkių pasekmių pacientai, tiesiogiai susijusi su padidėjusiu sergamumu ir mirtingumu bei pablogėjusia gyvenimo kokybė. Tai visas pastangas būtina kreipti šią linkmę, ypač kai apskaičiuota, kad beveik 95% pragulų įmanoma išvengti, o 60% atvejų užsimezga ir išsivysto ligoninės. Taigi, o ligoninėse, irgi, kai yra ilgas gulimos režimas, prasta gal priežiūra, ypač jeigu yra žmogus pats jau nebepajudantis, tai vis tiek pagal pragulų profilaktiką reikia vartyti kas kelias valandas. Jeigu to yra nepadaroma, tai tos pragulos iš tikrųjų gana greitai gali išsivystyti. Taigi, apibendrinant, galima teigti, kad elektrostimuliacijos taikymas padeda gydyti pragulas, ypač siekiant geresnio ir greitesnio jų valymo, vaskuliarizacijos ir vėlesnio tolimesnio gydymo. Tai ką galima taikyti, tai aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovė. Tai tokia terapija turėtų būti naudojama 100 Hz, 2 viršūnių, vienfazė impulsinė elektros srovė, kurios impulsų plotis kinta nuo 10, 50 ir 100 mikrosekundžių. Kėlimo trukmė arba tas ramp up intervalas bus 2 sekundės.
srovė įvedama nepertraukiamu režimu, o intensyvumo nustatymas tarp 50 ir 150, žemiau už raumenų susitraukimo lygį. Tai taikyti reikėtų 60 minučių per dieną, 5 dienas per savaitę, iš viso 12 savaičių. Taip, tai čia matome šaltinius, kuriais remiantis buvo sudaryta ši medžiaga ir kaip visada matome komandą žmonių, kurie prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo, medžiagos surinkimo ir pateikimo jums. Taigi, ačiū uždėmesi.